Tęsime pažintį su žaidimu Orakulų Baltiški sigilai. Kaip jau minėjau, žaidimas Orakulas gali būti naudojamas kaip mokomoji ir pažintinė priemonė skirta tyrinėti mūsų protėvių pasaulėvoką. Svarbu pabrėžti, kad Baltiški sigilai aiškiai skiria 3 sluoksnius. Tai, kas paremta istoriniais ir folkloriniais šaltiniais, tai, kas yra šiuolaikinė analitinė rekonstrukcija ir tai, kas yra meninė patirtinė interpretacija. Mūsų leidinyje naudojami 3 tipų ženklai. Pirmasis tipas – istoriniai baltų simboliai, atėję iš archeologijos, audinių raštų, liaudies meno, architektūros ir folkloro. Šie ženklai daugiaprasmiai ir daugiasluoksniai, todėl išryškinome po 1 ar 2 pagrindinės jų prasmes ir integravome į žaidimo sistemą, o vizualinę formą kai kur supaprastinome, kad atitiktų bendrą estetiką. Tai tokie ženklai kaip sėkla, ratas, mėnulio fazės, laima, laumė, mara, gaja, saulė, medis, rožė, gyvata, keturdalė, pasaulis, visata, jumis, ragana, paparčio žiedas ir auseklis. Antrasis tipas – naujai mūsų sukurti simboliai. Jie skirti sąvokoms, kurios tradicinėje ikonografijoje neturi aiškios grafinės išraiškos. Šios ženklus sukūrėme griežtai laikydamiesi baltų simbolikos ir ornamentikos principų. Tarp jų žemyna, perkūnas, pusiausvyra, virsmas, aušrinė, dvejybė, rėda, stoka, vėlė, vėlinas, gausa, tvara, vyda, vaidila, burtininkas. Ir trečiasis tipas – sigilai. Čia jau kalbame ne apie istorinę baltų pasaulėvoką ir mitologiją, bet apie egzistencinę žmogaus patirtį išreikštą per simbolinę formą. Šie simboliai gimė ilgo kūrybinio proceso metu, meditatyvių praktikų senosiose baltų šventvietėse, automatinio piešimo ir vėlesnio kryptingo ženklų gryninimo bei analizės, remiantis etnologijos ir liaudies ornamentikos tyrimai. Tai sąmoningai išplėtoti filosofiniai ir psichologiniai modeliai, skirti reflektuoti vidinę patirtį, o ne atkurti etnografinę tradiciją. Sekančiame video daugiau papasakosiu apie kūrybinius metodus, kuriuos taikėme kurdami baltiškus sigilus. Ir taip pat išsamiau supažindinsiu su šaltiniais, kuriais rėmėmės tai darydami.